Šią popietę mes pradėsime nuo gerai žinomo Alytuje kolektyvo Dainiaus Platukio vadovaujamo Alytaus Dixilando. Pasakoti jų biografiją, ko gero neverta, tie, kurie domisi džiazo muzika, jos puikiai pažįsta, jie išleidė ir kompaktinį albumą, ir DVD albumą. Na, o šios dienos mūsų programoje mes pradėsime nuo Leono Rapolo Mühlenberg Joyce. Tad gero laiko, švęskime Alytaus miesto gimtadienį. Na, dabar, gerbėmėjai mūsų koncerto klausytojai, leiskite pristatyti nuostabėją Jovitą Vaicekauskaitę, dar daugelio konkursų nugalėtoją. Šiandien kartu su Alytaus Dixilandu jis sudainuos Spencerio Williamso Basin Street Blues. Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of trees, steam down the river down to New Orleans. The band's there to meet us all through the
Basin Street is the street where the best folks always meet. New Orleans, land of the dreams. You never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, oh yes, sir. We're welcome, free indeed to remain where I can lose my Basin Street blues.
Bravo. Tai Jovita Vaicekauskaitė. Ačiū Jums. Jovita dar sugrįž šiandien į sceną, o šiandien vaikščiodamas miesto sode aš pajutau tobulą laisvės atmosferą. Beje, čia jį buvo visada. Nesvarbu, kokie buvo laikai, iš tikrųjų miesto sodas kvepuoja laisvė. Ir netgi man priminė Kopenhagą. Galbūt todėl, jog Dixieland programoje yra puikus kūrinys, kuris taip ir vadinasi. Copenhagen, Charlie Davis ir Alytaus Dixielandas. Bravo, man atrodo, Dixilando muzika šeštadienio popietėje pati tinkamiausia, jau lab, jog ši muzika nukelia mus į praėjusio šimtmečio 20-osius, 30-osius metus. O štai pristatinėdamas mūsų koncerto kūrinius, aš pristatysiu ir Dixilando muzikantus. Prie manęs Darius Sušinskas, trimitas. Aš dabar Dariaus paprašysiu sugroti pačią aukščiausią natą, kokią jis gali sugroti. Šaunuolės, Darius yra grojęs Kauno Big Band'e, kitose Kauno miesto džiazo kolektyvuose šiuo metu groja ir Geležiamilko pučiamųjų instrumentų orkestrai, ir Alytaus Dixieland'e, ir yra puikus trimito mokytojas Alytaus muzikos mokykloje. Na, o mūsų programoje dabar Ray Henderson ir Black Bottom.
Šiandien iš ties mes turime puikią galimybę ne tik susipažinti su Dixilando muzika, bet ir pristatyti Dixilando muzikantus. Vilius Asadauskas, tenoridinis saksofonas ir vėliau parodykime, ką mes galime. Ko gero. O, fantastika. Pats nuostabiausias instrumentas, kuris primena žmogaus balsą. O žmogaus balsas šiandien, tai žinoma, Jovita Vaicekauskaitė. Ir kaip gerai, kad tu atėjai. Butkevičiaus kompozicija, kurią mes ir siūlome paklausyti. Kaip gerai, kad tu vėl atėjai, nesimatė labai jau seniai. Kiek jau laiko prabėgo, kiek liko metų praeiti. Na užeik ir sakyk, kaip gyveni. Kur buvai, ką matei, ten toli. Ką nešiojies lyg šiolei širdį. Gal pavargęs, sakyk, gal sušalęs, man juk ne vis tiek. Prašau, tik tai tu netylėk. Neišeik, dar pabūk, juk lauke žvarbus vėjai. Pasilik dar, rusena židinys. Tik dabar supratau, kaip tave aš mylėjau ir laukiau per dienas ir naktis. Jeigu kartais likimas staiga neš pro šalį beprotė banga, prisimink, kad tavęs vis dar laukia šiltas židinys. Na užeik, pasibelsk į duris. Neišeik, dar pabūk, juk lauke žvarbus vėjai. Pasilik dar, rusena židinys. Tik dabar supratau, kaip tave aš mylėjau ir laukiau per dienas ir naktis. Ačiū Jums. Be jokios abejonės, Dixilande be trombono, ko gero sunkiai įsivaizduojama kiekviena kompozicija. Na, o Alytaus Dixilande trombonu groja Edvardas Jucius. Edvardai, tavo instrumento garsą taip pat norime išgirsti. Na štai, matote, koks šiltas garsas. Beje, šio instrumento garsą mes išgirsime ir Williamo Tyreso kūrinėje, kuris mus nukelia į saulėtą Panamą.
Bravo, Alytaus Dixielandas. Na, o Dixielandas be fortepijono, ko gero neįmanomas. Alytaus Dixilende groja puikus virtuozas Marijus Sudžius, pianistas, pedagogas, kompozitorius. Na, jį galima pavadinti unikaliu žmogumi, jeigu galima, bent keletą akordų, Marijau. Bravo, Marijus Sudžius. Iš tikrųjų nuostabus pasaulis ir nuostabi Alytaus miesto gimtadienio šventė kartu su žavingai Jovita Vaicekauskaitė. Dabar mes išgirsime dvi kompozicijas. Tai yra Koks tas nuostabus pasaulis ir dar viena Williamso ir Palmerio I Found a New Baby ir dainuoja žavingoji Jovita. I see trees of green, red roses too. I see them bloomed for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of a blue and clouds of white, the bright blessed day and the darkness night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they really say, I love you. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of a blue and clouds of white, the bright blessed day and the darkness night. And I think to myself, what a wonderful world. Ačiū. I found a new baby, my sweet honey boy, my fashion plate baby. He thrilled me with joy. His new way of loving
has made me his slave. His new tattoo divine, it's all that I crave. Sweetie kiss, full of bliss, covers it somehow. Tell me lies, whether eyes, not the eyes, mesmerize, I vow, and how I found in you, baby, my sweet honey boy, my fashion plate, baby, he thrilled me with joy. My sweet honey boy, my fashion plate, baby, he thrilled me with joy. His new way of loving has made me his slave. His new da-da-da, and it's all that I crave. Sweetie kiss, full of bliss, can resist somehow. Tell me lies, but otherwise not the ice, mesmerize, I vow, and how I found in you, baby, my sweet honey boy, I found in you, baby, that's all. Bravo! Ačiū Jums. Jovita Cekauskaitė ir Alytaus Dixielandas. Aš tikiuosi, ne paskutinį kartą Jovita mes girdime čia nuostabiame miesto sode. Ačiū Jums. Tačiau Dixielando mes niekur nepaleisime, jo lab, jog šiandien mes turime progą štai iš 20-ojo amžiaus ten kažkur Amerikoje sugrįžti į gimtąjį Alytų ir prisiminti mūsų miesto sodo parko istoriją. Ko gero, kiekvienas gyvenantis Alytuje ne pirmus metus žino, jog šis daugiau kaip 5,5 hektaro miesto parkas prasidėjo 30 praėjusio šimtmečio metais pagal inžinieriaus Stasio Taškūno projektą. Ir trumpai galima būtų galbūt papasakoti tiems, kurie pirmą kartą galbūt atvyko į mūsų miestą. Tai geometrinio planavimo parkas su vidury suformuota 50 metrų skersmens aikšte, kuris simbolizuoja saulę, nuo kurios 6 kryptimis lyg spinduliai driekiasi tiesūs takai, apsodinti medžio alėjomis bei krūmais. Tai buvo 30 metais, tikiuosi, taip yra ir dabar. Vėliau parke pagal to paties inžinieriaus Trečioko projektą buvo įrengtas fontanas su apvalios formos baseinėliu, šokių aikštelė su estrada, šokio aikštelę mes turime, estradą irgi turime ir netgi 2 poilsio aikštelės. Žinote, ar ne, kur jos? Vienas buvo meilės kampelis, apie kitą aš nepasakosiu, bet jį yra mano kairėje. Na, o parkas tais laikais buvo skiriamas poilsiui ir malonumui visiems miestelėnams. Pagal to meto taisyklės, prisiminkime, tai buvo 30-ieji metai. Alytaus miesto parke buvo draudžiama laužyti medžių šakas, lupti medžių žievę, rauti uogienojus. Leisti parke šunis buvo draudžiama. Gadinti bei teršti suolus taip pat buvo draudžiama. Kelti triukšmą kategoriškai draudžiama. Šaudyti taip pat neleistina. Kūrenti ugnį irgi draudžiama. Rengti be leidimo gegužines miesto sode buvo draudžiama. Tačiau kadangi leidimą mes...
mano meilė, inšaltos bangos jos neatiduos. Raminantis man tavo žvilgsnis girdys, bet mano sielos nieks vėl paguos. Nors širdis mane dar šaukia, mano siela kažko laukia. Palangos jūra nuskendo mano meilė, inšaltos bangos jos neatiduos. Ačiū. Na, o mes sugrįžkime prie to meto spaudos. Spauda rašė, Kipras Petrauskas dalyvaudamas operoje, kas kiekvieną minutę dainuodamas uždirba 5 litus. Paskaičiuokite, kiek per minutę jūs uždirbate eurus dabar. Ar neverta dainuoti? Atspėkite, kiek už minutę Dainius Platukis moka Algiui Straigiui. Ko gero, nei vienas iš jų nepasakys. Grūdais. Jūs vartojate grūdus, ar tai, kas iš grūdų daroma? Žuvim. Supratau, Elytė tu meili, dainuoja Algis Straigis. Apie ką jis dainuoja, paklauskite jo. Daug naudos iš ilgos naujos suknios. Kojų tavo išties žodžiais niekas netikės. Nauja neastos tau senos trumpos suknios. Dabar kai šok norėsi ir koją ištiesi, tada pasigailėsi, nes niekas nedabos. Taip, Elytė tu meili, gražias kojas kam turi. Ar tau daug naudos iš naujos ilgos suknios? Suknia ilga tu ir apgaubta žinai prie kojos, nežiūrėk nežino kur. Viso širdis verda kaista, visi vyrai tik prie jos, bet patiktis visi keista, linksmybės nebedaus. Elytė tu meili, gražias kojas kam turi, ar tau daug naudos iš ilgos naujos suknios. O jūs tavo išties žodžiais niekas netikės, nauja neastos tau senos iš tokios gnios. Dabar kai tu žvugėsi ir koją ištiesi, tada pasigailėsi, nes niekas nedabos. Elytė tu meili, gangos kojas kam turi, ar tau daug naudos iš naujos ilgos suknios. Dabar kai šok norėsi ir koją ištiesi, tada pasigailėsi, nes niekas nedabos. Taip, Elytė tu meili, gražias kojas kam turi, ar tau daug naudos iš ilgos naujos suknios. Ačiū. Bet jeigu Algiui bravo, tai galite dabar pašaukti. Ačiū jums. Algis Straigis, jį dažnai galima matyti su karinė uniforma ir todėl be kūrinio Kariškas vaizdelis, ko gero, šiandien mūsų programoje mes tikrai neišsiversime. Kariškas vaizdelis. Muzika ir žodžiai Danieliaus Dolskio. Jums groja Alytaus Dixielandas.
Štai jums kariškas vaizdelis. Mano naujas kūrinys apie pulką ir mergelę. Toks dainos bus turinys. Šaunas pulkas ankstų rytą. Marširuojam po gatves. Jau langai atidaryti ir gražuolės gėlės mes. Eina pulkas linksmai, tvirtai mušdamas koją, su daina džiaugsmingai visą kelią žygiuoja. O gražuolės toli švelniai rankomis moja, akis blizga linksmai, širdis plaka karštai, jos mylės amžinai. Miestelis tyliai snaudžia, viešpatauja ramumą. Tik onytė mintį audžia, ją kankina nuvienumą. Bet ji girdi, kažkas eina ir ji žino, kad tai jis. O kada jisai išeina, žino tik tamsi naktis. Žengia pulkas linksmai, tvirtai mušdamas koją, su daina džiaugsmingai visą kelią žygiuoja. O gražuolės toli tyliai rankomis moja, akis blizga linksmai, širdis plaka dažnai, jos mylės amžinai. Ačiū. Alio, Alytus. Mylima Marytė gyvenanti Alytuje naujam viešbutyje. Apleisk senukus porai savaičių ir atvažiuok pas mane į Palangą. Trokštų be tavęs. Tavo Algutis. Straigutis. Marytė, Onytė, Katrytė.
pamiršime ūmai. Ačiū. Cituodamas praėjusio šimtmečio 20-30 metų spaudą, aš dar ją pacituosiu, pažvelkime, kągi rašo dabartinė spauda. Tai yra dabartinis socialinis tinklas Facebookas, o jis šiandien rašo, jog visi atvykę į Alytaus miesto gimtadienio šventę iš įvairių kampelių laukiami pasaulio alytiškių palapinėje tarp banko ir teismo rūmų. O mes sugrįžkime į mūsų senąjį parką, sugrįžkime į to meto spaudą. Ir pranešimas, kuris aktualus ir šiandien. Dėmesio, cituoju. Esu bevaikė našlė, baigusi 6 gimnazijos klases, pilnos figūros, apie 40 metų amžiaus, turiu 47 hektarų žemės. Atvažiavusi 3 savaitėm į Alytų, nuobodžiauju. Noriu susirašinėti vedybų tikslu su rimtais aukštesnių kategorijų valdininkais. Mėgstu barzdotus, tik nežilus. Pasidairykime, moteris. Aukšto ūgio, stambaus kūno sudėjimo ir gražiai apsirėdžiusius vyrus. Rašykite, paslaptis garantuojama garbės žodžiu. Marytė, 31 praėjusio šimtmečio metai, o dabar 2016. Bet man rodos aktualu ir šiandien. Marytė Melinakė. Marytė mano linksma mergina, kiekvieną dieną skamba jos daina. Marytė Melinakė, Marytė kaip plaštakė, kaip angelėlis nekalta. Marytė taip maloni ir švelniai, ir sužavėti liekame visi. Marytė Melinakė tikrai man pasakė, kad bus ištikima rimta žmona.
dumbam. Nuobodu man buvo kaime amžinai tupiai, kiaulės prižiūrė, bliuodė magėtai. Nutariau tada skirtų aš laimės paieško, užjūrį savo turtą sumedžio. Armoniką tėvą paėmiau ir nutariau niekuomet neatsiskirsiu ją. Liūdėsi ar džiaugsmą visuomet jis su manim. Armonika, kaip gera man kalbėti su tavim. Brazilija pasveikino šaltai, visi pinigai išėjo manumai. Nesuspėjau po kelionės trumpai vailsėt, žiūri jau, kad reik namo skubėt. Armoniką tik paėmiau ir nutariau niekuomet neatsiskirsiu ją. Liūdėsi ar džiaugsmą visados su manim. Armonika, kaip gera man keliauti su tavim. Ačiū. Alytaus Dixielandas ir Alytaus miestelėnai. O mūsų prisiminimų koncerto programoje klasika. Muzika ir žodžiai Danieliaus Dolskio. Dainuoja Algis Straigis. Jo meilės prisipažinimas Lietuvaitė. Viską mačiau ir visur važiavau, visam pasauliu aš visų tautų gražuolės pažinau. London, Berlin, Ryga, Paryž, Talin. Nors gražuolių aš nemažą sutikau, tik Lietuvoje savo idealą suradau. Lietuvaitė gėliai graži lankų, tartum auksas spalva tavo plaukų. Tavo akys dangus mėlynas, jos kaip toliai beribė Lietuvos. Lietuvaitė sapnuoju tik tada, tavo širdis atlėjo taip mane. Lietuvaitė, aš tavo vergas, mano širdis priklauso tau. Ieškojau vis, kam atiduok širdis, kuriai gražuoliai mano meilės žvilgsnis amžinai nuskris. Bet pagaliau čionai atvažiavau ir kai Lietuvaitės aš čia sutikau, ūmai visas kitas gražuolės užmiršau. Lietuvaitė gėliai graži lankų, tartum auksas spalva tavo plaukų. Tavo akys dangus mėlynas.
tavo akys žavėjo taip mane. Lietuvaitė, aš tavo vergas, mano širdis priklauso tau. Mano širdis priklauso tau. Ačiū. Muzikantai, ponios ir ponai, viena liaudiška gumbinė.